Labadiena. Šiandien susipažinsime, kas yra kreivinė trapecija ir kaip apskaičiuojamas kreivinių trapecijų plotas. Kas yra kreivinė trapecija? Kreivinė trapecija tai yra tokia figūra, kuri yra vienoje vietoje apribuota funkcija, o kitoje x ašimi. Šiuo atveju pas mus funkcija jau yra nubrėžta ir belieka nusibrėžti tiesiai y lygu 0, o tai yra x ašis. Ir matome, kad funkcija f nuo x ir tiesė y lygu 0 riboja štai šį plotą. Norint apskaičiuoti šį plotą, reikės skaičiuoti integralą nuo -2 iki 0 x kvadratu plus 2x funkcijos, nepamirštant, kad jei figūra yra po x ašimi, tai plotą skaičiuodami gausime neigiamą. Todėl atsakyme arba įrašykite iš anksto štai čia minusą, arba įdėkite visą integralą į modulio ženklą. Jei kartais nebūtų duotas brėžinys ir nematytumėte, kur kerta x ašį jūsų funkcija, jūs turėtumėte x kvadratu plus 2x prilyginti 0 ir vis tiek gautumėt x1 0, x2 minus 2. Ir galėtumėt pastebėti, kaip apskaičiuoti kreivinės trapecijos plotą. Skaičiuojant integralą šitos funkcijos, pirmykštė funkcija x kvadratu yra x3 dalintas iš 3, 2x pirmykštė yra x kvadratu, mums beliks tik tai įstatyti rėžius ir apskaičiuoti, koks mūsų plotas yra, nepamirštant, kad priekyje buvo parašytas minusas. Įsistatom viršutinį rėžį, 0 įstačius gauname vis tiek 0, net nerašau minus 0, ir reikia atimti įsistačius apatinį rėžį, o kadangi dar buvo minusas, tai bus pridėti. Įsistačius apatinį rėžį gauname minus 8/3 plus 4, o tai yra 1 sveikas ir 1/3. Todėl atsakymas mūsų ieškomos figūros plotas yra 1 sveikas 1/3 kvadratinių matavimo vienetų. Antrame pavyzdėlyje, kur f nuo x yra 2x kvadratu plus 2x plus 1, jau yra nubrėžta, pamatysime kitokią formą kreivinės trapecijos, nes y lygu 0 tiesė nusibraižius, dar reikia brėžti dvi tieses. X lygu minus 2 ir x lygu 0. Matome, kad šitų f nuo x, y lygu 0 ir x lygu minus 2 ir x lygu 0 plotas, kuris yra apribotas, yra štai ši kreivinė trapecija. Norint apskaičiuoti jos plotą,
reikės skaičiuoti integralą nuo minus dvejeto iki 0 funkcijos 2x kvadratu plus 2x plus vienetas ir turėsime atsakymą. 2x kvadratu pirmykštė yra 2x kubu padalinti iš trejeto, 2x pirmykštė yra x kvadratu, o x pirmykštė yra, vieneto pirmykštė yra x. Beliko įstatyti rėžius. Įstačius 0 matome, kad gauname 0 visur. Iš 0 reikės atimti įstačius visur vietoj x minus 2. Tai būtų minus 16 trečiųjų plus 4 ir minus 2. Apskaičiavę gausime 3 sveikus ir 1 trečiąją. Ploto matavimo vienetų. Trečiojo uždavinuko A eilutę rekomenduočiau išspręsti savarankiškai. Tai yra, f nuo x jau yra nubrėžtas grafikas, x kubu plus 2x kvadratu plus 2x plus 1 funkcijos, y lygus 0, x lygus minus 2 ir x yra lygus 2. Sustabdykite ir pabandykite padaryti savarankiškai. Na, o aš norėčiau paaiškinti B eilutės sprendimą. Todėl, kad nusibraižius grafiką x lygu 0 yra štai šita tiesė, y lygu 6 yra štai ši tiesė, x lygu 1 yra štai ši tiesė, matome, kad plotas, kurį apribojo visi mūsų nubrėžti grafikai, yra štai šis. Ir norint suskaičiuoti šios figūros plotą, matome, kad reikės pirmiausia surasti plotą A, B, C, D stačiakampio, o tik tada suskaičiuoti štai šitos baltos kreivinės trapecijos plotą ir iš ploto ABCD reikės atimti plotą kreivinės trapecijos OMCD. Stačiakampio plotas yra 6 kart 1 6, o kreivinės trapecijos plotas, kuri yra mūsų balta, bus skaičiuojamas integralo dėka nuo 0 iki vieneto x kubu plus 2x kvadratu plus 2x plus vienetas funkcijos. O tai yra 6 pasiliko stovėti minus integralas. Jo skaičiavimui skaičiuojam x kubų pirmykštę, tai bus x ketvirtuoju dalintas iš 4 plus 2x kubu padalintas iš 3 plus
x kvadratu plus x. Nepamirškite parašyti rėžių. Šitą vestovę skaičiavime reikės atimti. Viršutinį rėžį rašius gauname 1/4 plus 2/3 plus vienetą plus vienetą. Reikia atimti įsistačius apatinį rėžį, bet įstačius apatinį rėžį gauname 0. Todėl mūsų atsakymas bus iš 6 atimti 2 sveikus 11 12, o tai yra 3 sveiki ir 1 12. Ploto matavimo vienetų. Ačiū už dėmesį, sėkmės.